keliausime prie akyčių ir akytėms dar norisi man ryškumo, vadinasi, ryškumo. Reikia kažkokio tai ryškumo. Dabar šiaip tipo akivis. Štai taip, akytės pateptos ir kažkiek man norisi iš esmės padaryti štai kažkokią tai minimalaus pravedimą. Tai kažkas tai tokio, kadangi tai nedarau ryškiai. Tai va kažkiek tai tiek. Dabar kadangi yra tai, dar aš norėčiau padaryti tai, paimti to pačio produkto štai šį ir paimsiu štai va tą. Tai tada aš šiek tiek labai minimaliai padarau štai tokią, kaip sakant. Ir tuo pačiu galiu praeiti pro apačią. Nežinau, to tokia tamsuma. Na štai. Tai svarbiausia iš esmės yra tušas. Tušo dabar esmė yra labai svarbi, todėl aš šiandien pasiimsiu galbūt pamėginimui ir parodymui, kaip dažo kitas tušas. Tai šitas tikrai ne. Šitas ne. Šiandien imsiu šitą tušiuką, esensą. Štai jis yra štai toks. Štai toks, pertekliuką mes nuimam ir dažau. Kadangi tušas aš mėgstu, kada būna labai gerai padažytas toks kiemas, tai aš tokiu atveju, kaip sakant, bandau parodyti jiems keletą sluoksnių. Šiaip tušą netgi naudoju tada kokiams 3 sluoksniais kvėpuoju ir tada gaunasi labai ryškus makiažas. Iš esmės šis makiažas gali būti tinkamas ir dienai, gali būti tinkamas ir vakarui ir jis yra kur kas ryškesnis negu vakarykštis makiažas. Taip, kol akytės džiūsta, pasiimu fa. Labai mėgstu vyriškus kvapus iš esmės, tai yra citrina su sportu, tai man patinka tokie šiek tiek aštresni kvapai. Tai pasitikiu per tą laiką. Ir kitą mažutėlis pasitikiu, kad nežinau, vyriško kvapo būtų. Kad jūs ir kvėpėti būtų žinti. Tai vat, dar šiek tiek pasiimsiu šio produkto ir pasiryškinsiu šitą vietą. Atminkite vieną dalyką, šitas produktas, jisai kada užtepi vieną kartą, jisai tarkime, toks neryškiai būna. Tada aš tarkime pralaukiu, matau, kad tas vienas pasidažius, pavyzdžiui, reikia man dar ryškumo kažkokio tai. Aš tik dažau dar kartą užtepą, pasidaro ryškiau. Šitas jau ganėtinai matot. Aš labai mėgstu šios tušus, ir šitas jau išlaisvės tokia. Taip, keliaujame toliau. Taigi, keliaujame toliau. Būtinai yra šitas tušas, jos kitas. Ir toliau. Joks kitas. Keliaujam toliau. Štai yra antras sluoksnis šito. Antras sluoksniukas štai šito tušiuko. Ir pasižiūrėkite, kaip atrodo gražiai. Dar aš manau, kad reikės trečias sluoksnis. Bet pasižiūrėk. Štai taip atrodo antras sluoksniukas. Toliau keliausime prie trečio sluoksnio. Kol kas turi šitas uždžiūti ir tada galima bus pereiti prie trečio. Niekada nedarykite ant šlapio, nes ant šlapio darant tiesiog sulimpa pačios blakstienos ir tada jau kažkoks ir nebe toks vaizdelis gali atrodyti. Todėl palaukime šiek tiek. Kantrybė yra dorybė. Sluoksnė tai vadinasi trečiam sluoksniui vėl imu šitą. Tada nusiemam perteklinę dalį ir tapame trečią sluoksniuką. Nu čia pagalius. Tai dabar šiaip reikėtų nusimti dar šituos, jeigu kažkas ten nubyrėjo ir panašiai, tada galima būtų tiesiog nusimti pertekliuką. Šis yra atspalvis matinis ir labai puikiai iš tikrųjų atrodo apie visokių makiažą, kurie dienos makiažai, žodžiu. Nu, kaip jums patinka šitas dalykas? Matote, šiek tiek pamodeliuota, spalvytės įnešta ir dabar aš čiut-čiut pasitvarkysiu plaukelius.